Apaštalų darbai. Pirmas skyrius. Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš papasakoju apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė, iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per šventąją dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, tarė jis, esate girdėję iš mano lūpų. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti. Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė, ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo galia. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lyg pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo įžengiant į dangun Jėzų, štai prie jo atsirado 2 vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Parėję, jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Vieną dieną, atsistojęs tarp brolių, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų, Petras tarė, broliai, turėjo įsipildyti rašto žodžiai, kuriuos šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovydo lūpomis apie Judą, tapusi Jėzaus suėmėjų vadovu. Jis juk buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje. Bet jis niekšybės kaina įsigijo sklypą, paskui stačia galva puolė žemyn, plyšo pusiau ir visi jo viduriai išėjo. Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams ir anas sklypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldamach, tai reiškia kraujo sklypas. Beje, psalmių knygoje parašyta, jo kiemas dykvietė tepavirsta ir tegul niekas tenai nebegyvena. Ir tegul kitas perima jo tarnystę. Taigi, vienam iš vyrų, kurie drauge su mumis vaikščiojo visą laiką, kol viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytoju. Ir jie pasiūlė 2, Juozapą vadinamą Barsabu, pravardę Justą ir Motiejų. Paskui meldėsi, tu viešpatie, kuris visų širdis pažįsti, parodyk, katrą iš šių 2 pasirenki, kad užimtų tą apaštalo tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas,
pasukdamas į savo kelią. Tada metė burtus ir burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskaitytas prie 11 apaštalų. Antras skyrius. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo: argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba? Mes partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirene gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia. O kiti šaipėsi, jie prisigėrė jauno vyno. Tada stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo: jūs, judėjiečiai, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsidėmėkite mano žodžius. Šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos 3 dienos valanda, bet čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savosios dvasios ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklų aukštai danguje ir apačioje žemėje parodysiu ženklų: kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybę, o mėnulis krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai viešpaties dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote, taigi tą vyrą, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduotą, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Juk Dovydas apie jį sako: aš visuomet žvelgiu į viešpatį, jis stovi mano dešinėje, kad aš nesvyruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, krykštavo mano lūpos ir mano kūnas ilsėsi su viltimi,
nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėrei ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje. Broliai, norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas yra pas mus po šiai dienai. Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikuonis užimsęs jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą, kad jis neliksęs mirusiųjų buveinėje ir jo kūnas nesupūsęs. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš tėvo šventosios dvasios pažadą ir ją dabar išliejo. Jūs tai matote ir girdite. Juk ne Dovydas pakilo į dangų. Jis pats kalba, viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų. Tada tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai. Dievas padarė viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Tie žodžiai verte vėrė jiems širdį ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus. Ką mums daryti, broliai? Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Dar daugeliu kitų žodžių jis primiktinai ragino juos ir sakė, gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės. Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose, tai vienur tai kitur, laužydavo duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visos liaudies mylimi. O viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą. 3 skyrius. Kartą Petras ir Jonas ėjo į 9 valandos pamaldas šventykloje. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jį kasdien sodindavo prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos. Pastebėjęs beįeinančius į šventyklą Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras, įdėmiai pažvelgęs į jį drauge su Jonu, tarė, pažiūrėk į mudu. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis, ką nors gausias. Bet Petras prabilo, sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok. Ir paėmęs už dešinės rankos pakėlė jį. Jo kojos ir pėdos bematant sustiprėjo. Jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti.
Drauge su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas garbino Dievą. Visi žmonės pamatė jį vaikščiojant ir šlovinant Dievą. Jie pažino, kad tai tas pats luošys, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie gražiųjų vartų. Jie buvo labai nustebę ir sukrėsti to, kas buvo jam atsitikę. Kadangi jis laikėsi Petro ir Jono, prie jų į vadinamąją Saliamono stoginę susibėgo visa minia. Tai matydamas Petras kreipėsi į minią. Izraelitai, ko stebitės įvykių ir ko taip žiūrite į mudu, tarsi mes savo gale ar savo maldingumu būtume pastatę jį ant kojų. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas, pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžiąs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo ir teisiojo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to liudytojai. Jėzaus vardas, dėl įtikėjimo jo vardu, tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą jūsų visų akyse. O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai. Taip Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent, kad jo Mesijas kentėsiąs. Tad atgailokite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, kad nuo viešpaties veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums skirtąjį Mesiją Jėzų. Jį turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo meto. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Antai Mozė yra pasakęs, viešpats jūsų Dievas iš jūsų brolių jums pažadins pranašą kaip mane. Klausykite jo visame kame, ką tik jis jums sakys. O kas to pranašo neklausys, bus išdildytas iš savo tautos. Ir visi pranašai, kurie tik bylojo nuo Samuelio laikų, vienas po kito skelbė šias dienas. Jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų protėviais, tardamas Abraomui. Tavo palikuonyse bus palaimintos visos žemės giminės. Dievas pirmiausia jums pažadino ir pasiuntė savo tarną, kad jis atneštų jums palaimą, atitraukdamas kiekvieną nuo jo nusikaltimų. Jiems dar kalbant miniai, atėjo kunigų, šventyklos apsaugos viršininkas ir sadukiejų. Jie labai pyko, kodėl apaštalai moko žmonės ir skelbia mirusiųjų prisikėlimą Jėzaus pavyzdžiu. Todėl jie suėmė juos ir įkalino iki kitos dienos, mat jau buvo vakaras. Vis dėlto daug žmonių išgirdusių žodį įtikėjo ir tikinčiųjų skaičius padidėjo maždaug iki 5000. Kitą dieną Jeruzalėje susirinko tautos vadovai, seniūnai ir rašto aiškintojai, taip pat vyriausias kunigas Anas, Kajafas, Jonas, Aleksandras ir kiti vyriausiojo kunigo giminės. Pasistatę apaštalus viduryje, jie paklausė, kokią galią ar kieno vardu jūs tai padarėte? Tada Petras, šventosios dvasios įkvėptas, jiems tarė, tautos vadovai ir seniūnai. Jeigu dėl gero darbo ligoniui šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma. Vardu Jėzaus Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Tik jo vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti beraščiai žmonės, jie labai stebėjosi. Jie atpažino juos buvus kartu su Jėzumi, bet žiūrėdami stovintį su apaštalais pagydytąjį, neturėjo ką sakyti priešais. Tuomet liepė jiems pasišalinti iš teismo tarybos, o patys ėmė tartis, ką daryti su šitais žmonėmis.
Juk visiems Jeruzalės gyventojams aiškiai žinomas jų padarytas stebuklas. Ir mes to negalime nuneigti. Bet, kad dalykas neišplistų žmonėse, griežtai uždraustime, kad jie niekam nekalbėtų tuo vardu. Ir vėl juos pasišaukę, jie prisakė, kad šiukštu nestelbtų bei nemokytų Jėzaus vardu. Tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė, spręskite patys, ar teisų Dievo akivaizdoje jūsų klausyti labiau negu Dievo. Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję. Prigrasinę jie paleido juos, nes nerado už ką bausti. Be to, jie bijojo žmonių, nes visi garbino Dievą už įvykusį stebuklą. Vyrui, kuris taip stebuklingai išgijo, buvo 40 metų su viršum. Paleisti, jie atėjo pas saviščius ir išpasakojo, ką jiems buvo sakę aukštieji kunigai ir seniūnai. Išklausę, visi vieningai pakėlė į Dievą balsus ir taip meldėsi. Valdove, tu sutvėrei dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Tu esi taręs per šventąją dvasią savo tarno Dovydo lūpomis. Kodėl niršta pagonys, kam veltui tautos sąmokslus rengia? Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draudžian prieš viešpatį ir jo mesiją. Taip, šitame mieste iš tiesų susibūrė Erodas, Poncijus Pilotas su pagonimis ir Izraelio gentimis prieš tavo šventąjį tarną Jėzų, kurį tu patepei, kad įvykdytų, ką tavo galia ir valia buvo iš anksto nusprendusi. O dabar, viešpatie, atkreipk akis į jų grasinimus ir suteik saviesiems tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Ištiesk savo ranką, kad tavo šventojo tarno Jėzaus vardu būtų pagydoma ir daromi ženklai bei stebuklai. Jiems pasimeldus, sudrevėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. Visi įtikėjusiai buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, ne vienas nevadino savo nuosavybę, nes jiems visa buvo bendra. Apaštalai su didžia galybe liudijo apie viešpaties Jėzaus prisikėlimą ir juos lydėjo malonės gausa. Tarp jų nebuvo vargšų. Kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus sudėdavo prie apaštalų kojų ir kiekvienam buvo dalijama tiek, kam reikėjo. Juozapas, apaštalų pramintas Barnabu, tai reiškia paguodos sūnus, buvo levitas kilęs iš Kipro. Jis turėjo žemės sklypą, tą pardavęs atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojų. Vienas vyras vardu Ananijas su savo žmona Safyra pardavė žemės sklypą. Žmonai pritarant, jis pasiliko dalį gautų pinigų, o kitą dalį sudėjo prie apaštalų kojų. Petras paklausė, Ananijau, kodėl šėtonas užvaldė tavo širdį? Kodėlgi tu pamelavai šventajai dvasiai, pasilaikydamas dalį gautų pinigų? Argi negalėjai sklypo savo laikyti ir argi pardavęs negalėjai laisvai tvarkytis? Tad kamgi taip sugalvojai savo širdyje? Juk tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui. Išgirdęs tuos žodžius, Ananijus sukniubo ir mirė. Didi baimė pagavo visus tai girdėjusius. Keli jaunuoliai pakilo, suvyniojo marškomis kūną, išnešė ir palaidojo. Po kokių 3 valandų atėjo Ananijo žmona, kuri nežinojo, kas buvo atsitikę. Petras ją paklausė, pasakyk man, ar už tiek pardavėte sklypą? Taip, už tiek, atsakė ji. Tada Petras prabilo, kamgi jūs susimokėte mėginti viešpaties dvasią? Štai ties durimis skamba žingsniai tų, kurie palaidojo tavo vyrą. Jie ir tave išneš. Bematant jis susmuko jam po kojų ir mirė. Atėję jaunuoliai rado ją negyvą, nunešė ir palaidojo šalia vyro. Didelė baimė apėmė visą bažnyčią ir visus, kurie apie tai išgirdo. Per apaštalų rankas darėsi žmonyse daug
ženklų ir stebuklų. Visi jie vieningai rengdavosi Saliamono stodinėje. Niekas kitas neišdrįsdavo prie jų prisidėti. Žmonės juos labai gerbė. Ir nuolat augo būrys vyrų ir moterų įtikėjusių Viešpatį. Žmonės net į gatves neždavo ligonius ir ten guldydavo ant neštuvų bei lovų, kad Petrui praeinant pro šalį, bent jo šešėlis kristų ant gulinčiųjų. Taip pat iš aplinkinių miestelių daug žmonių keliaudavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netyrųjų dvasių varginamus, ir visi jie būdavo pagydomi. Tuomet sujudo vyriausiasis kunigas ir visi jo šalininkai ir sadukėjų partijos. Degdami neapykantą, jie suėmė apaštalus ir įmetė į viešą kalėjimą. Viešpaties angelas naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė juos ir tarė: Eikite ir atsistoję šventykloje, skelbkite žmonėms visus šio gyvenimo žodžius. Jie paklausė ir auštant nuėję į šventyklą ėmė mokyti. Tuo metu vyriausiasis kunigas ir jo šalininkai sukvietė aukščiausiąją teismo tarybą bei visą izraelitų vyresnybę. Jie nusintė į kalėjimą tarnus, kad atvestų apaštalus. Nuėję, tarnai neberado jų kalėjime. Tad sugrįžę jie pranešė: mes radome kalėjimą saugiai užrakintą ir sargybinius stovinčius prie vartų, bet atidarę nieko viduje neradome. Išgirdę tokį pranešimą, šventyklos apsaugos viršininkas ir vyriausiasis kunigas sumišę klausinėjo, ką tai galėtų reikšti. Tuo metu kažkas atėjęs pranešė: tie vyrai, kuriuos jūs buvote uždarę kalėjime, stovi savo šventykloje ir moko žmonės. Tada viršininkas su tarnais nuėjo ir atsivedė juos, tačiau be prievartos. Jie mat bijojo, kad žmonės jų neužmėtytų akmenimis. Taigi, atsivedę apaštalus, jie pastatė juos prieš teismo tarybą. Vyriausiasis kunigas metė jiems kaltinimą: mes jums drauste uždraudėme mokyti tuo vardu, o štai jūs užtvindėte Jeruzalę savo mokslu ir dar norite ant mūsų galvų užtraukti to žmogaus kraują. Petras ir apaštalai atsiliepė: Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Mūsų protėvių Dievas prikėlė Jėzų, kurį jūs nužudėte, pakabindami ant medžio. Dievas išaukštino jį savo dešinę kaip vadą ir išgelbėtoją, kad suteiktų Izraeliui atsivertimą ir nuodėmių atleidimą. Ir mes esame tų įvykių liudytojai, taip pat ir šventoji dvasia, kurią Dievas suteikė jo klausantiems. Išgirdę šituos žodžius, jie baisiai įširdo ir norėjo juos užmušti. Tuomet taryboje pakilo vienas fariziejus vardu Gamalijėlis, visos tautos gerbiamas įstatymo mokytojas. Jis įsakė trumpam išvesti tuos vyrus ir prabilo: vyrai izraelitai, gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitais žmonėmis. Some time ago, Theodas appeared, claiming to be somebody.
juk prieš tiek laiko buvo iškilęs Teudas, kuris laikė save kažkuo nepaprastu. Jis subūrė apie 400 šalininkų, bet buvo užmuštas, visi jo bičiuliai išsisklaidė ir nuėjo niekais. Po jo gyventojų surašymo dienomis atsirado Judas Galilėjietis ir patraukė dalį žmonių paskui save. Jis taip pat žuvo, o visi jo sekėjai buvo išblaškyti. Todėl aš ir dabar jums sakau, palikite šituos žmonės ramybėje, paleiskite juos. Jei šis sumanymas ar ši veikla iš žmonių, jie žlugs savaime. O jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais. Ir taryba paklausė jo patarimo. Pasišaukę apaštalus, nuplakdino juos, uždraudė kalbėti Jėzaus vardu ir paleido. O tie ėjo iš tarybos džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką. Jie nesiliovė kiekvieną dieną mokyti šventykloje bei namuose ir skelbti gerąją naujieną apie Jėzų Mesiją. Tomis dienomis mokinių skaičiui didėjant, tarp graikiškų kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdienėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie, melsdamiesi, uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių ženklų ir stebuklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš Kireniečių, Aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčytis su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Tada jie papirko keletą vyrų, kad sakytų girdėję Steponą piktžodžiaujant Mozei ir Dievui. Taip jie sukurstė liaudį, jos seniūnus ir rašto aiškintojus, pritykoje sučiupo jį ir nusivedė į aukščiausiojo teismo tarybą. Ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino: šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir įstatymą. Antai mes esame girdėję jį sakant, kad Jėzus Nazarietis išgriausęs šią vietą ir pakeisęs Mozės duotus mums nuostatus. Visi sėdintys taryboje įsmeigė į jį akis ir matė jo veidą spindintį tartum angelo veidą. Vyriausiasis kunigas paklausė: ar tai tiesa? O Steponas prabilo: broliai ir tėvai, pasiklausykite. Šlovingasis Dievas apsireiškė mūsų tėvui Abraomui Mesopotamijoje, kai jis dar nebuvo persikėlęs į Haraną,
ir įsakė: išeik iš savo krašto, nuo savo giminių ir keliauk į šalį, kurią tau parodysiu. Tada jis paliko Chaldėjų kraštą ir apsigyveno Harane. Iš ten, jo tėvui mirus, Dievas jam liepė persikelti į šitą šalį, kurioje jūs dabar gyvenate. Bet čia jam nedavė nuosavybę nė pėdos žemės, tik pažadėjo šitą kraštą atiduoti jam ir jo palikuonims, nors jis buvo bevaikis. Taigi, Dievas pasakė, kad jo palikuonys gyvens kaip ateiviai svetimoje žemėje ir 400 metų bus pavergti bei skriaudžiami. Tačiau, tarė Dievas, aš nuteisiu tautą, kuriai jie vergaus. Tada jie iškeliaus ir tarnaus man šitoje vietoje. Ir tuomet jis padarė su juo apipjaustymo sandorą. Tada Abraomui gimė Izaokas, kurį jis apipjaustė 8 dieną. Izaokui gimė Jokūbas, o Jokūbai gimė 12 patriarchų. Šie patriarchai iš pavydo pardavė Juozapą į Egiptą, bet Dievas buvo su juo. Jis išgelbėjo Juozapą iš visų vargų ir suteikė malonės bei išminties Egipto karaliaus faraono akivaizdoje. Tas jį paskyrė Egipto ir visų savo namų valdytojų. Tuomet visą Egiptą ir Kanaaną ištiko badas ir baisi nelemtis. Taip pat ir mūsų protėviai negalėjo rasti savo maisto. Išgirdęs, kad Egipte galima gauti javų, Jokūbas ten išsiuntė mūsų protėvius 1 kartą. O 2 kartą Juozapas leidosi savo brolių atpažįstamas ir faraonas sužinojo apie Juozapo kilmę. Tuomet Juozapas pasiuntė brolius parkviesti savo tėvo Jokūbo ir visos šeimynos 75 asmenų. Šitaip Jokūbas iškeliavo į Egiptą. Ten mirė jis ir mūsų protėviai. Juos pargabeno į Sichemą ir palaidojo kapuose, kuriuos Abraomas už pinigus buvo nupirkęs Sicheme iš Emoro vaikų. Artinantis metui pažado, kurį Dievas buvo davęs Abraomui, tauta išaugo ir išsiplėtė Egipte, kol Egipte ėmė viešpatauti kitas karalius, kuris nieko nežinojo apie Juozapą. Jis ėmė klastingai elgtis su mūsų tauta, versdamas mūsų protėvius išmesti savo kūdikius, kad jie neliktų gyvi. Tuo metu gimė Mozė, kuris buvo mielas Dievui. Jis išbuvo 3 mėnesius savo tėvo namuose, o kai buvo išmestas, jį pasiėmė auginti faraono duktė ir įsūnijo. Mozė buvo išmokytas visos Egipto išminties ir tapo galingas žodžiais ir darbais. Kai jis sulaukė 40 metų, jam kilo mintis aplankyti savuosius brolius izraelitus. Kartą, pamatęs vieną skriaudžiamą tautietį, stojo ginti jo ir keršydamas užmušė egiptietį. Mozė tikėjosi, kad jo broliai suprasę, jog Dievas per jį suteiks jiems išgelbėjimą, bet jie šito nesuprato. Kitą dieną jis pasirodė tarp kelių susivaidijusių tautiečių ir mėgino juos sutaikinti sakydamas: vyrai, jūs esate broliai, kodėl skriaudžiate vieni kitus? Bet tasai, kuris buvo nuskriaudęs artimą, atstūmė jį sakydamas: kas tave paskyrė mūsų valdovu ir teisėju? Gal rengiesi ir mane nužudyti, kaip vakar nužudei egiptietį? Tai išgirdęs, Mozė pabėgo ir tapo išeiviu Madijano krašte, kame jam gimė 2 sūnūs. Po 40 metų Sinajaus kalno dykumoje jam pasirodė angelas degančio erškėčio liepsnose. Tai pamatęs, Mozė nusistebėjo reginiu. Kai jis artinosi, norėdamas geriau įsižiūrėti, pasigirdo viešpaties balsas: aš esu tavo tėvų Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Tada Mozė ėmė drebėti ir nedrįso toliau žiūrėti. O viešpats jam tarė: nusiauk nuo kojų kurpes, nes toje vietoje, kur stovi, žemė yra šventa. Aš regėjau savo tautos priespaudą Egipte ir išgirdęs jos aimanavimus, nužengiau jos išvaduoti.
Tad ateik čionai, aš ketinu tave pasiųsti į Egiptą. Ta tad Mozė, kurio jie išsižadėjo sakydami, kas tave paskyrė valdovu ir teisėju, Dievas pasiuntė kaip vadovą ir gelbėtoją, globojamą angelo, kuris buvo pasirodęs jam erškėčių krūme. Jis išvedė juos, darydamas stebuklus ir ženklus Egipto žemėje, prie Raudonosios jūros ir per 40 metų dykumoje. Tai šis Mozė yra pasakęs Izraelitams: Dievas pažadins iš jūsų brolių pranašą panašiai kaip mane. Tai jis surinkimo dieną Tyruose tarpininkavo tarp angelo, kalbėjusio jam Sinajaus kalne, ir mūsų protėvių. Tai jis gavo mums skirtus gyvenimo žodžius. Deja, mūsų protėviai nenorėjo jam paklusti. Jie atstūmė jį ir savo širdžių troškimus nukreipė į Egiptą. Jie tarė Aaronui: padaryk mums dievų, kurie žygiuotų mūsų priekyje, nes mes nežinome, kas nutiko tam Mozei išvedusiam mus iš Egipto. Ir šitaip anomis dienomis jie pasidirbo veršį, ėmė aukoti stabui atnašą ir džiaugėsi savo rankų darbu. Tada Dievas nusigręžė nuo jų ir paliko jiems garbinti dangaus kariauną, kaip parašyta pranašų knygoje. Ar jūs, Izraelio namai, man atnešėte aukų bei atnašų 40 metų būdami Tyruose? Ne. Jūs pasiėmėte Molocho padangtę ir Dievo Romios žvaigždę, stabus, kuriuos pasidirbote garbinti. Todėl ištremsiu jūs anapus Babilono. Mūsų protėviai dykumoje turėjo apreiškimo padangtę, įrengtą kalbėjusiojo Mozei nurodymu, kad padarytų ją pagal regėtą jos vaizdą. Mūsų protėviai ją pasiėmė ir atsigabeno, kai Jozuė užėmė pagonių žemes. Dievas išstūmė pagonis, užleisdamas jų vietą mūsų tėvams iki pat Dovydo laikų. Šis susilaukė Dievo akyse malonės ir prašė nurodymo statyti šventyklą Jokūbo namams. Ja ir pastatė Saliamonas. Vis dėlto aukščiausiasis negyvena rankų darbo būstuose. Taip sako ir pranašas: dangus mano sostas, o žemė pakojis po mano kojų. Kokius namus jūs norite man pastatyti? Klausė viešpats. Ar kokia mano poilsio vieta? Argi ne mano ranka visą tai padarė? Jūs, kietasprandžiai, pagonių širdimis ir ausimis. Jūs, kaip ir jūsų protėviai, visuomet priešinatės šventajai dvasiai. Argi buvo pranašas, kurio nebūtų persekioję jūsų tėvai? Deja, jie žudydavo pranašaujančius teisiojo ateimą. Ir jūs dabar esate jo išdavėjai ir žudikai. Jūs, kurie gavote įstatymą paskelbtą per angelus, bet jo nesilaikėte. Tai išgirdę, jie baisiai įniršo ir ėmė ant jo griežti dantimis. O Steponas, kupinas šventosios dvasios, žvelgė į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų stovintį Dievo dešinėje. Jis tarė: štai regiu atsivėrus į dangų ir žmogaus sūnų stovintį Dievo dešinėje. Tada, baisiai rėkdami, jie užsikimšo ausis ir visi kaip vienas puolė jį, išsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. Liudytojai pasidėjo savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro vardu Sauliaus. Taip jie mušė akmenimis Steponą, o jis šaukė: viešpatie Jėzau, priimk mano dvasią. Pagaliau suklupęs galingų balsų sušuko: viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės. Ir tai ištaręs užmigo. 8 skyrius. Saulis pritarė Stepono nužudymui. Aną dieną prasidėjo didelis Jeruzalės bažnyčios persekiojimas. Visi,
išskyrus apaštalus, įsisklaidė Judėjos ir Samarijos apylinkėse. Dievobaimingi vyrai palaidojo Steponą ir labai jį apraudojo. O Saulius stengėsi išnaikinti bažnyčią, naršydamas po namus, suiminėdamas vyrus ir moteris ir siųsdamas juos į kalėjimą. Tuo tarpu išblaškytieji keliaudami skelbė gerąją naujieną. Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus stebuklus. Iš daugelio apsėstųjų baisiai šaukdamos išeidavo netyrosios dvasios. Buvo pagydyta daug paralyžiuotųjų ir luošų. Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Mieste buvo vienas žmogus vardu Simonas. Jis vertėsi žyniavimu, stebindamas Samarijos gyventojus ir girdamasis esąs nepaprastas. Ir visi, nuo mažo iki didelio, prie jo šliejosi ir sakė, jis yra Dievo galybė, vadinama didžioji. Žmonės prie jo šliejosi, nes per ilgesnį laiką buvo apsukęs jiems galvas savo kerais. Bet patikėję Pilypu, skelbiančių gerąją Dievo karalystės naujieną ir Jėzaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moterys. Simonas taip pat įtikėjo ir pasikrikštijęs visur sekiojo Pilypą. Jis buvo apstulbintas, matydamas nepaprastus ženklus ir didžius stebuklus, kurie dėjosi po jo akių. Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusintė tenai Petrą ir Joną. Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų šventąją dvasią. Mat ji dar nebuvo nė vienam jų nužengusi ir jie tebuvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasią. Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama dvasia, Simonas pasiūlė jiems pinigų ir prašė, duokite ir man tą galią, kad kam uždėsiu rankas, gautų šventąją dvasią. Bet Petras tarė jam, kad tu pražūtum su savo pinigais, jei sumanei už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Šitame dalyke tu negali turėti nė mažiausios dalies, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje neteisi. Verčiau apgailėk šią savo nedorybę ir melsk Viešpatį, gali jis atleis tavo širdies paklydimą. Kaip matau, tu pilnas tulžies ir esi nedorybės pančiuose. Simonas atsakė, melskite už mane Viešpatį, kad manęs neištiktų jūsų žodžiai. O jie, paliudiję ir apsakę Dievo žodį, pasuko atgal į Jeruzalę, pakeliui skelbdami gerąją naujieną daugelyje Samarijos kaimų. Viešpaties angelas prabilo į Pilypą ir pasakė, kelkis ir vidurdienį nueik ant vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs jis išėjo. Ir štai, bevažiuojas Etiopas eunuchas, Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, o dabar keliavo namo ir sėdėdamas savo vežime skaitė pranašą Izaiją. Dvasia tarė Pilypui, prieik ir laikykis greta šito vežimo. Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė, ar ir supranti, ką skaitąs? Šis atsiliepė,
Kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina. Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėstis šalia. Rašto skirsnis, kurį jis ką tik skaitė, skelbė. Tarsi avį vedė jį į pjovyklą ir kaip ėriukas, kuris tyli kerpamas, jis netvėrė savo lūpų. Jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas. Kas apsakys jo giminę, jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas? Eunuchas paklausė Pilypą. Prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba. Apie save ar apie ką kitą? Tuomet atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skirsnio, Pilypas jam paskelbė gerąją naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau, jie privažiavo vandenį. Štai vanduo, tarė eunuchas. Kasgi kliudo man pasikrikštyti? Jis paliepė sustabdyti vežimą ir jie abudu, Pilypas ir eunuchas, įbrido į vandenį. Pilypas jį pakrikštijo. Išėjus iš vandens, viešpaties dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiūgaudamas traukė savo keliais. O Pilypas atsidūrė Azote. Iš ten keliaudamas skelbė evangeliją visuose miestuose ir taip atvyko į Cezarėją.